chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore. Questa non è Ibiza. Labas, Austėja. Sveiki. Sako, dainuoju, čiagi tau ne Ibiza. Tai va, čia Marijampolė. Vasaros skaičiuoja savo paskutinės dienelės. Taip. Liūdna. Kodėl? Nu, nesinori grįžti, dar norisi pailsėti, pagulėti. Tai ar iš tikrųjų tik ilsėjasi? Kaip ta vasara buvo? Nu, iš tikrųjų buvo labai energinga vasara, su daug veiklų, dirbau, įsidarbinau turizmo centre. Tai čia gal vienas didžiausias įvykis mano gyvenime, kuris buvo paskutiniu metu. Tai va, taip, tai kaime dirbau. Tai va, tai vis dėlto jauni žmonės vasarą ne tik atostogauja. Taip. Nu, iš mano pusės. Taip, apie tave dabar ir kalbam. O iš kitų tai nežinau, nes iš tikrųjų mano draugė irgi darbinosi. Kai kitas kalbinau, tai nelabai norėjau darbinti. Tai va, tai mes dabar apie tai ir pakalbėsim. Kodėl tu pasirinkai ne tik atostogauti vasarą, bet ir dirbti? Nu, pinigų norėjausi dirbti. Nu, taip, nes jeigu dirbi, tai norisi pinigų. Viskas yra su tuo okei. Bet kiti sako, kad, nu noriu aš tų pinigų, bet renkuosi, nu, gal tėvai gal duožinai, gal palsėsiu, gal prie ežero. Bet tavo pasirinkimas buvo kitas, tai pinigai okei, bet dėl ko dar? Patirties iš tikrųjų norėjau įgyti, nes aš kaip turizmo centre, tai iš tikrųjų bijojau, bet... O bijojai dėl ko? Aš labai bijau nežinomybės. Aš turiu viską žinot, o čia buvo labai daug nežinomybės, tai va man tas buvo toksai jauduliukas, bet aš kaip su žmonėm pabendraut viską, tai va man tas labai patiko, tai va dėl to ir ėjau tenai. O tavo draugai, sakai, vieni pasirinko bandė, kiti net nebandė. Jo. Tai kas lemia va šitos, kaip galvoju, pasirinkimus? Nu, net nežinau, iš tikrųjų gal ir tėvų įtaka, nes kai kurie buvo registravę ten į tą, kad bandyti įsidarbinti, tai vienos draugės mama net sako, eik, bandyk daryti, o kitų tai kaip tu nori, to žinai pasirinkimas. Nu, bet jie irgi yra teisūs, kad tai yra jūsų pasirinkimas jaunų žmonių ir jūs nešate atsakomybę už tai, ką jūs norit veikti. Taip, tikrai taip. Ar dabar gailiesi, kad vasaros mėnesį praleidai dirbdama? Visiškai nesigailiu, atrodo, ta buvo paskutinė diena ir dar norėjau tą mėnesiuką padirbti, nes buvo iš tikrųjų labai smagu. Labai smagu susipažinti su žmonėm ir bendradarbiais, kur buvo labai fainos ir priėmė iš tikrųjų mane kaip jauną žmogų tenai dirbti, labai buvo smagu. O kas labiausiai užkniso, kai ėjai, vis tiek darbas, darbas yra darbas, jau yra valandos, jau ten negali, žinai, aš šiandien tinkiu neįsiu, žinai. Jo, tai gal labiausiai užkniso, kai pasakydavau, kad tėvai, pavyzdžiui, mes išvažiuojam prie jūros, o tu dirbi. Tai davai pabūk, tu biškį dirb, ko mes grįšim. Nu tai tas, o tokį, pavyzdžiui, man nepatiko, kai ten dulkės liepė nuvalyti, nuo lentynų, nu tai man tas namie nemėgstu valyti, darbe reikia, tai va tas nepatiko, bet taip tai viskas okei. O ką galėtum sakyti, kad išmokai, kokias, arba savo savybę gal atradai? Atradau, kad nebijau kalbėti su svetimai žmonėm ir iš tikrųjų daug informacijos įsimenu aš. Nes jinai, kaip apie miestą papasako, tai va reikėdavo daug atsimint, kad papasako, tai va tą atradau, kad tikrai atsimenu ir galiu papasakoti. Tai darbas, nors ir tai tik tai mėnesį, bet iš savęs jisai duoda labai daug. Tikrai taip. Ar kitais metais bandysi vėl? Aišku, sakiau, galbūt net ir ten pat, nesvarbu, bile kur. Ne bile kur, karvių mes tikrai nenorėsi. Aš žinau, kad yra, pavyzdžiui, ieškau, kas uogas skintų, bet ne visi norėtų uogas skinti. Taip, aš tai savaitgaliai skindavau uogas, tai košmaras, bet ką. Kai norisi pinigėlių, visi darbai yra geri. Gerai, darbas darbui, bet dabar žiūrėk, duodam tau vienai dienai tokią burtų lazdelę. Įsivaizduoju, kad tu esi vieną dieną Marijampolės meras. Ką padarytum dėl jaunimo? Kad jaunimas norėtų čia gyventi, grįžti po studijų. Kokį dalyką? Tu turi laiko dabar. Įsivaizduok, tai yra tavo burtų lazdelė. Tas net nežinau. Galbūt įrengčiau kokiu nors tai būrelių daugiau, kad atsiskleistų jaunimas. Nes čia iš tikrųjų Marijampolėje tai nėra daug tų būrelių, ten visokių, kad atsiskleis galėtų.
Nes, pavyzdžiui, ten kiek Vilniui, Kaune, tai tikrai yra daugiau, kur ateina ir gali išbandyti ir pereiti į kitą, galbūt ta pati sritis, bet kitas būrelis. Tai va, tą galbūt. Nu, daugiau tai nežinau, viskas čia gerai. Tai jaunimui Marijampolėje gyventi gerai, ne? Mano nuomonė taip. Ir dar tada prie tos pačios temos, kai mes kalbėjom prieš tai su Rugilė, kad jauniems žmonėms yra svarbu palaikymas. Taip. Vat apie tus pačius būrelius, kad tai eina. Tu įėjai į darbą viena. Su tavim nei draugė nėjo, nei tėvai ten, žinai, kartu galėjo. Ar tai yra sunku tau kaip jaunam žmogui? Ir ką pasakytum tiems jauniems žmonėms, kurie dabar mus klausys, kaip išlipti ir daryti vat vienam, žinai, ateiti į renginį vienam, pradėti dirbti vienam, ateiti savanoriauti vienam, išeiti į būrelį vienam. Jo, aš iš tikrųjų tai seniau tai tikrai bijodavau visur viena, visada ieškodavau kompanijos, bet vat, kai jūs sakot, kad į darbą vat, ateiti vienai, tai aš kažkaip ir perlipau per save, kad va viena ir nu, nepakeisiu to, koks skirtumas ten, ar viena, ar ne viena ten, nu vis tiek darbas, bet va į renginį tai aš visada norėdavau eiti su draugais, nes aišku, vienai nėra taip jauku, bet pakeičiau savo nuomonę, dabar jau ir vienai ir viskas čia. Tai čia yra vieno karto klausimas, taip, žingsnį žengia ir viskas. Jo, taip. Tai va, tai palinkėsime būti drąsiais, kaip čia baimė yra, jie pasidėti šalia, bet vis tiek važiuoju toliau. Ir išbandyti visą.